atsakomybės ne tik prieš save atsakomybę ir gerai pabėgti. Atsakomybė prieš save ir paskui atsakomybė prieš savo šalį, prieš savo kaimyną. Labai gera reklama buvo, gal kas nors atsimenat, kur va, jeigu šuniukas laimingas, tai šeimininkas laimingas, jeigu šeimininkas laimingas, tai su žmona neapsipyksta, tai tada namuose santarvė, tai tada darbe viskas gerai. Viskas susiję. Ir šitam kontekste aš sakau, nuo mūsų, kiekvieno iš mūsų sprendimo gali priklausyti, aš mažas žmogelis, nuo manęs nieks nepriklauso, nuo mano sprendimo netgi viso pasaulio likimas. Kodėl viso pasaulio, o ne apie Lietuvą kalbu? Taigi atominio sunaikinimo grėsmė dabar yra didžiausia negu bet kada istorijai. Prieš tai buvo didžiausia 62-63 metais per Karibų krizę. Dabar yra baisiau ir pavojingiau. Bet mes jūs užliuliuosime, gyvenkite ramiai, mes valdžia jumis pasirūpinsime, o ten neskerdykla, ten jūsų siekiamybė. Kai prieisite prie duobės, tada pamatysite. Taigi mūsų taip savigarba ir savivertė kiekvienojaus turi būti. Tai mano didybės manija sako, kad aš noriu būti žmogumi ir aš esu žmogus ir mano per gyvenimą einant kelyje aš jaučiu ir suprantu, kaip aš vis besivystydamas ir betapdamas žmogumi vis pereinu į naujas ribas. Aš manau, kad toks mūsų gyvenimo ir yra. Arba gali būti tikslas. Gyvenam, suvokiam, suprantam tapimo žmogumi stadijoje. Viena stadija yra vienokia, kita stadija kitokia, viskas individualu. Mes galim suvokti tiek, kiek esame pribrendę suvokti. Aš pavyzdį studentišką, kadangi medicinoje daug metų ten pradirbau, pavyzdžiui, krūtinės ląstos rentgeno nuotrauką parodykit, ne medikui. Sakys, kažkokie šešėliai, kažką matau, ar ne? Parodykit studentui. O, sakys, čia diafragma, čia širdis, o čia plaučiai, o čia šonkauliai. Lygiai tą pačią krūtinės ląstos rentgenogramą parodykit specialistui. Sakys, trečias širdies lankas išsipūtęs, yra amputuota arterija pulmonalis, tromboembolija galima ir matau galimas tuberkuliozės židinėlius. Ta pačią nuotrauką pažiūrėję, 3 skirtingi žmonės pagal jų suvokimo lygį, pagal jų subrendimo lygį, nes visai korektiškas pasakymas, pagal jų toj srity, išsilavinimo lygį, žiūri į tą patį, o mato skirtingus vaizdus. Tai yra natūralu. Tai aš užtat sakau, sveikinu jūs, Lietuvos žmonės, kurie nori būti žmonėmis. Nes pirmiausia, mes ir esam žmonės. Mano suvokime, antroji vietoje aš esu Lietuvos žmogus. Nes vėl pakartosiu, kad jeigu jūs turbūt galbūt ir žinot tą mano seną, bet jinai einanti iš mano esmės suvokimą, kad be Lietuvos mes esame niekas. Iš pusto nebelieka ir milijonai, šimtų milijonų tokių beviečių. Aš jaučiu, kad aš tik tai ant šitos mūsų Lietuvos žemės esu pilnavertis. Ne Amerikoje, ne Anglijoje, ten aš svetimas. Smagu, gražu, bet visur gerai, o namuose geriausia. Ir problema arba esmė. O kas tą Lietuvą turi kurti? Aš galiu suprasti, kad mūsų šitos išdavikų valdžios pasakoje milijonas pabėgo. Aš galiu suprasti. Bet čia yra klausimas atsakomybės. Atsakomybės ne tik prieš save atsakomybę ir gerai pabėgti.
atsakomybė prieš save ir paskui atsakomybė prieš savo šalį, prieš savo kaimyną. Labai gera